Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Prašau paklausyti skaitinio iš apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams iš 15 skyriaus. Broliai, aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią pasieksite išganymą, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs. Kitaip būtumėte veltui bėgę. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai, jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas 3 dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui 12 apaštalų, vėliau jis pasirodė daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas tebegyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmygę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams, o visų paskiausia, lyg ne laiku gimusiam, jis pasirodė ir man. Valstybė pasiūlė man kelias dienas pamėginti tamstoms paaiškinti mūsų pagrindinės tikėjimo tiesas. Taigi pagrindinis tikslas mums visiems geriau suprasti pagrindinės mūsų tikėjimo tiesas. Tai ypatingai reikalinga šiandien, kai tikėjimas dažnai yra puolamas. Suaugę žmonės be abejo geriau orientuojasi, bet jauniems žmonėms itin pavojinga pajuoka. Dažnai jauni žmonės vos išgirdę pajuokos žodį nuščiūva ir jiems atrodo, kad mūsų tikėjimas galbūt pasenęs. Štai koks tikslas – prisiminti pagrindinės tikėjimo tiesas. Tai štai, brangieji, pastaraisiais metais esame kurie padeda mums įsitikinti krikščionybės pagrindų istoriškumu ir tvirtumu. Ir man rūpi per tas dienas pamažu nušviesti, kodėl būtent šventasis raštas, ypač Naujasis testamentas, buvo rašomas taip, o ne kitaip, nurodyti kai kuriuos šventojo rašto istoriškumo momentus. Poslinkiai pastaraisiais metais iš tikro džiuginantis. Štai 63 metais oficialus ateizmo vadovėlis Mokslinio ateizmo pagrindai rašė: jokių Jėzaus Kristaus istorinio egzistavimo įrodymų nėra. Atvirkščiai faktai kalba prieš jį. Nė vienas rašytojų, Kristaus amžininkų kabutėse, apie jį neužsimena. Puslapis 126. 63 metais sakoma, jog joks Kristaus amžininkas apie jį Kristų neužsimena. Tuo tarpu 1966 metais Nauka ir religija 2 numerį oficialiai istorijos mokslų daktaro Každano lūpomis pripažino, kad esama rimčiausių dokumentų apie Kristaus buvimą, kad šitą buvimo negalima paneigti. Ir daktaras Každanas nurodė romėnų istorikus Tacitą, Svetonijų, rašytoją Plinijų jaunesnįjį
ir žydų istoriką Juozapą Flavijų. Ir va, koks reikalas. Maskvos žurnalas pripažino istoriškumą Jėzaus, o tuo tarpu pas mus dar atskiri žmonės skelbia pasenusias doktrinas ir, reikia pasakyti, nesigėdina skelbti. Antai, palyginti netaip seniai, profesorius Aksamitas per mūsų televiziją tvirtino su rimčiausia minia nėra jokių istorinių dokumentų apie Jėzaus buvimą. O štai knygelėje Pokalbiai pasaulėžiūros klausimais, antrame leidinyje, tas pats Aksamitas kalba apie Evangelijų prieštaravimus. Cituoju, kurie sudaro daug sunkumų dvasininkams, nes jų suderinti neįmanoma jokiais scholastiniais išvedžiojimais. Anaiptol jokių sunkumų tie prieštaravimai nesudaro. Kodėl? Todėl, kad profesorius Aksamitas galėtų paprasčiausiai susipažinti su tekstologijos pagrindais, kurie šiandien dėstomi universitetuose, arba su folkloro teorija, ir jis sužinotų tokį dalyką. Visokių žodinių tradicijų pagrindas yra variantiškumas. Jeigu nėra daugelio variantų, pasakojimo, sakmės, giesmės, reiškia tekstas negyvas, reiškia jis liaudyje neturi gyvybės. Ir profesorius Aksamitas galėtų paprasčiausiai paskaityti akademinės paskaitas Kravcovo, Lazutino, Ruskoje, ustnoje, narodnoje tvorčestvo, Maskva, 1977 metai. Ten aiškiai pasakyta, jei tekstas, jei padavimas yra gyvas, reiškia turi būti daug variantų. Variantiškumas yra teksto gyvybės ženklas. O apie tai, kaip vystėsi šitas liaudės tekstas, pasakojimų tekstas, profesorius galėtų paskaityti kitokias rūšės paskaitas, būtent Leningrado leidinį Reiserio Основы tekstologijai. 1978 metai. Jis pamatytų, kad žodinė tradicija turi vystytis, turi keistis, jeigu ji gyva. Reiškia, mums jokių sunkumų nesudaro Evangelijų prieštaravimai, skirtingos versijos. Mes stengiamės dabar suvokti Evangelijų ištakas, šaltinius, būtent tą gyvą tradiciją, kuri prasidėjo Kristui mirus ir prisikėlus, būtent 30 metų balandžio 7 dieną. Po to sekė periodas, maždaug 20 metų laikotarpis, kada pasakojimas, tradicija apie Kristų keliavo iš lūpų į lūpas, kada apaštalai ir jų mokiniai ieškojo pirmųjų pasakojimo variantų. Pasirodo, kada šiandien mes apie tai gerokai jau žinome, žydų pasaulyje religiniai, ar geriau sakant, tikėjimo pagrindai buvo ne kiekvieno žmogaus išmonės dalykas. Reikėjo laikytis tam tikrų formų, kurias pripažino tikėjimo, religijos vadovybė. Ir pavyzdys tokioms taisyklėms, tokioms formoms buvo žydų žodinis padavimas, kuris pradėtas surašinėti 2 amžiuje ir kuris išaugo iš Talmudo. Taigi mes turime labai daug medžiagos.
kaip žydų terpėje vystėsi pasakojimas apie tikėjimo herojus. Ir reikalinga tik tai tirti, ir šiandieną toj srity yra padaryta labai daug. Būtent mes galime šiandien su tikrumu papasakoti, kaip išsivystė pasakojimas apie Kristų. Visų pirma, apie jo kentėjimus ir antras dalykas, apie jo prisikėlimą. Aš pradėjau sąmoningai skaitydamas tekstą, Pauliaus tekstą iš pirmojo laiško korintiečiams. Todėl, kad šitas laiškas, šiandieną tai tiksliai žinoma, buvo parašytas 57 metais. Ir štai kas įdomu, jei Kristus mirė ir prisikėlė 30 metais, tai jau po 20 keliarių metų pradėjo formuotis pirmieji tekstai padavimo apie Kristų. Ir vieną tokių pavyzdžių mes turime Pauliaus laiškuose. Paulius kalba savo vardu, savo autoritetu. Mums itin svarbu, ką jis kalba apie Kristų, tuomet, kai dar tebe gyveno Jėzaus gyvenimo liudytojai, jo mirties ir jo prisikėlimo liudytojai. Štai kas mums svarbu. Ir džiugus dalykas, jeigu mūsų profesorius Aksamitas norėtų iš viso to pasijuokti, tai Nauka ir religija, Maskvos ateistinis žurnalas, iš tiesų pastaraisiais metais pasirodė labai pažangus. 1985 metų Nauka ir religija 4 numeriuose, 2, 4, 5, 7 atspausdino darbą istorijos mokslų daktarės Svensickojos. Nepaprastai svarbus darbas. Įsivaizduokit savo, šita moteris, kuriai pažįstama ir tekstologija, kuriai pažįstama ir pirmųjų amžių bažnyčios istorija, tvirtina, štai 4 numeryje 85 metais ji pripažino, kad Pauliaus laiškai pradėti rašyti tuoj po 50 metų. Tuoj po 50 metų. Vadinasi, pirmojo amžiaus antros pusės pradžioje. Taip, juodu ant balto, 24 puslapį, 4 numerį Nauka religija yra pripažįstama. Štai kada prabilo tikras istorikas, pasirodė, jog mūsų buvo tiesa. Pauliaus laiškai prasideda nuo 50 metų. Tai pirmasis ir antrasis laiškas Tesalonikiečiams. Ten kalbama apie Jėzaus prisikėlimą. Jau 50 arba 51 metais. O paskui mano skaitytas tekstas 57 metai. Kodėl aš taip drįstu drąsiai tvirtinti tas datas, galiu pasakyti štai ką. Pauliaus atžvilgiu mes turime užtikrintą chronologiją. Dėl ko? Dėl to, kad Pauliaus datas gyvenimo galima susijęti su Romos prokonsulu Achajoje, pietinėje Graikijoje, prokonsulu Galijonu. Tai buvo Senekos brolis. Ir štai pas šitą Senekos brolį Galijoną buvo žydų atvarytas apaštalas Paulius, buvo kaltinamas, jo kelia neramumus ir taip toliau. Yra archeologų atrastas užrašas, stela, paminklas senovinis. Turime lentelę,
kurioje yra užrašytas Galijono prokonsulavimas Achajoje. Ir žinomi metai, 51-52 metai. Paulius to laiku buvo Korinte ir iš ten parašė kelis laiškus. Ir štai todėl mes galime absoliučiai sujungti Pauliaus gyvenimo datas, stebėdami jo keliones, jo misijas, galima nustatyti, žinoma, ne visų laiškų datas, bet eilę svarbiausių datų, lyginant su absoliučiu istoriniu mastu. Taigi mes tiksliai žinome, kad jau 20 metų po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, kada buvo gyvi liudytojai, kada buvo tie, kurie matė Jėzaus mirtį, atrodo didžiausią pralaimėjimą, ir tie žmonės, kurie matė jo prisikėlimą, dar te buvo gyvi, kada buvo parašytas laiškas arba laiškai tesalonikiečiam, o ypatingai šis liudimas apie Jėzaus prisikėlimą Korinto bažnyčiai. Tai dabar, nenorėdamas per daug plėstis, noriu šiandieną tik pabrėžti, mes turime išeities tašką Pauliaus laiškuose ir Pauliaus datose, kurios yra sulyginamos su objektyviais istoriniais faktais, nes ta lentelė apie Galijono prokonsulavimą yra saugoma muziejuose, galima jos ir nuotrauką pamatyti. Ir štai todėl mes drįstame statyti šitokį klausimą. Jeigu Kristus būtų neprisikėlęs, kaip apaštalas Paulius būtų galėjęs skelbti Korinte, Tesalonikose arba Sirijoje, Antiochijoje, Jeruzalėje, kuris buvo areštuotas, kaip jis būtų galėjęs skelbti beveik išimtinai apie Jėzaus prisikėlimą, jeigu ten vietoje prieš jį stovėjo žmonės, kurie pažino ir Kristaus mokinius, ir tuos, kurie matė Jėzaus mirtį. Kaipgi Paulius būtų jiems galėjęs kalbėti, kad Jėzus prisikėlė ir pasirodė 500 žmonių vienu metu? Kitas klausimas. Jau žydai mėgino kaltinti krikščionis, esą apaštalai išvogė Jėzaus kūną iš Nikodemo kapo. Jėzus esą nebuvęs, taip jau visai miręs, apaštalai išvogė. Ir štai kyla klausimas. Jeigu būtų panašiai, kągi jie būtų darę su Jėzaus mokslu? Jeigu jie būtų buvę apgavikai, tai kaip jie galėjo eiti į visą pasaulį, kur jų laukia tik persekiojimai ir kankinio mirtis, jeigu jie remtųsi apgaviku? Jeigu Jėzus nebūtų prisikėlęs, jeigu būtų žlugusios visos išganimo viltis, tada Jėzus būtų buvęs apgavikas, kaip žydai tvirtina. O apaštalai priešingai, įsitikinę jo prisikėlimu, eina į visą pasaulį, rodydami neišsakomą energiją, skelbdami Romos imperijoje Jėzaus prisikėlimą. Jeigu jūs pažiūrėsite į seniausią bažnyčios istoriją, žinoma, tai nėra tikra istorija, tai skelbimas, apaštalų darbus, jūs ten atrasite net 7 apaštalų kalbas, visų pirma Petro kalbas apie Jėzaus prisikėlimą. Mes sužinome, kad pirmųjų metų po Jėzaus mirties ir prisikėlimo skelbimas buvo išimtinai Kristaus prisikėlimo skelbimas. Vien tik šita tiesa apaštalų metama, sviedžiama žydams į akis. Jūs nužudėte išganytoją, jūs nužudėte gyvybės davėją,
bet Dievas jį prikėlė, nes jis negalėjo susilaukti supuvimo. Jis Dievo sūnus. Šitai viešai skelbia Petras per pirmąsias sekmines. Beje, tai pas žydus buvo derliaus nuėmimo šventė. Masės žmonių buvo Jeruzalėje. Ir Petras kartu su juo 120 artimųjų Jėzaus mokinių, Petras viešai skelbia miniai. Tai miniai, kuri palyginti neseniai, prieš 50 dienų matė Jėzaus nukankinimą, paniekinimą ant kryžiaus. Tai miniai Petras sviedžia kaltinamą, jūs leidžiate suvedžiojami, o jis prisikėlė ir mes esame šito prisikėlimo liudytojai. 120 mokinių šalia jo. Štai šitie motyvai yra šiandieną aktualūs. Aktualūs ypač dėl to, kad mes galime šiandien pagrįsti moksliškai tekstų tikrumą. Apaštalų darbai nuolat kalba apie pirmąsias bažnyčios dienas, apie apaštalų skelbimą, kurio centre Jėzaus prisikėlimas. Pauliaus laiškai, mes beje nežinom, kiek yra jų tikrų Pauliaus laiškų, kai kurie yra matyti jo mokyklos, jo mokinių darbai, bet šitokie pagrindiniai laiškai, kaip tesalonikiečiams, korintiečiams, romiečiams, šitie laiškai yra visiškai tikri ir jų datos yra tikros, kaip minėjau, turime atskaitimo skalę. Taigi mes ir turime teisę bažnyčios vardu kalbėti apie Jėzaus prisikėlimą kaip pagrįstą dalyką ir mes remiamės Jėzaus akivaizdiniu liudytoju paliudijimu. Mes liudijame tai žmonėmis, pavyzdžiui, vienoj vietoj kalbama apie 500 vienu metu matysius Jėzų. Mes tikime jo liudimu. Jeigu mes nepajėgsime protingai šito patvirtinti, įrodyti, kad iš tikrųjų mokiniai su pagrindu liudijo Jėzaus prisikėlimą, tai mes būsime blogi mokytojai. Bet prašau, brangieji, patikėt, kad mes norime teisingai suprasti dokumentų liudymą. Ir tą progą pridursiu tik vieną. Šiais metais, balandžio mėnesį ir paskui docentas Vladas Balkevičius jaunimo gretose atspausdino 2 straipsnius apie žemiškąjį Kristų. Ir įsigilinęs į šitą tekstą, aš priverstas džiaugtis. Žmogus pereitais metais, rašydamas apie Mariją, kai kur atrodo pasišaipę, pasityčioja. Ir štai šiais metais rašytas straipsnis apie žemiškąjį Kristų visai kitoks. Galbūt geriausias darbas visoj mūsų ateistiniai literatūrai. Jis ir protingas, ir svarbiausia, žmogus ieško tiesos. Aistringai ieško tiesos. Jis nebeneigia krikščionybės dokumentų, pripažįsta jų rimtumą, pripažįsta, kad apaštalai nebuvo apgavikai. Jis tik nori štai kokią tezę įrodyti. Kristus nuimtas nuo kryžiaus, dar tebe buvo gyvas, na ir paskui, matyt, jo kūnas buvo paimtas ar pavogtas, Kristus atsigavo. Tegul žmogus įrodinėja, jeigu jis tai daro
remdamasis savo sąžinę, savo ieškojimais, mes privalome jį tik pagirti. Svarbu, kad jis ne taip kaip Aksamitas, nieko neįsigilindamas, stačiai neigia mūsų pagrindinius šaltinius, tvirtina, kad nėra jokių mokslinių įrodymų ir taip toliau. Įsivaizduokit pokalbiai, pasaulėžiūros klausimai, antroji knygeliai, jis kartojo seną pasakėlę. Įsivaizduokit savo, randam Evangelijoje epizodą, kad esą Kristus išvijo demonus, piktasias dvasias arba demonus iš apsėstų žmonių ir suvarė jas į didelę kaimenę kiaulių. Ir Aksamitas juokėsi, na iš kurgi Palestinoje kiaulės? Gi jų atseit nebuvo tų kiaulių, žydams buvo uždrausta valgyti. Bet tas profesorius nepamėgino paskaityti, kurgi tas įvyko. Tai įvyko ties Gadara arba Geraza, miestu, kuris priklausė Dekapolio sričiai, rytinėje Jordano dalyje. Tai buvo 10 helenistinių miestų sąjunga. Helenistinė teritorija, kur gyveno daugiausiai pagonis ir beje labai mėgo auginti kiaules. Šitą ir profesorius. Reikiagi perskaityti, kur įvyko, kokie tie žmonės buvo. Dar sykį kartoju, tai vyko prie Gadaros ar Gerazas, Dekapolio srityje, helenistinėje srityje, mielas profesoriu. Arba vėl, jisai nepatenkintas, kad versdami Jėzaus palyginimą apie dangaus karalystę, mes pamėginom parašyti, kad iš mažiausio garstyčių grūdelio užauga garstyčių medelis. Reikia, matote, grubiai pasakyti medis. O garstyčias tai tik krūmas, tegul ir didelis, 4-5 metrų siekia aukštumą, bet va, mes sukam. Ne, profesoriau, mes nesukam, mes siūlom tiesiog prisiminti, ką pranašas Danielius yra kalbėjęs apie Izraelio karalystę, kad tai medis, galingas medis, kurio šakose gyvena paukščiai. Ir žydai iš tikrųjų taip mėgino suprasti Izraelio ir Dievo karalystę, kaip medį, kurio šakose gyvena paukščiai, Izraelis. Tai kurgi čia nesusipratimas? Čiagi yra midrašas, žydų aiškinimo žanras. Apie Dievo karalystę palyginimas taip pat buvo aiškinimas, midrašas žydiškai. Ir sąmoningai Matas pavartojo palyginimą, kaip iš mažiausio grūdelio išauga Dievo karalystė. Pagaliau, Aksamitas juokėsi, matote, evangelistai nežinojo, kad Genezareto ežeras, tai ne ežeras, bet jūra, tai parašyta Evangelijos. Bet kad šitas malonus profesorius pasidomėtų nuotraukomis prie Genezareto ežeros. Na kaipgi dabar žydai rašo, vadina Genezareto ežerą. Pasirodo, vadina Kinereto jūrą. Dėl to, kad taip žydiškai ir vartojama buvo. Ir tuomet, ir dabar. Jam Kineret. Ir dabar teko matyti nuotrauką, užrašas prie to ežero. Iš tikro ir parašyta Kinereto jūra. Nes žydų kalboj jūros vardu buvo vadinami ir ežerai. Ir šiandien užrašas ten stovi Kinereto jūra. Na jo, profesoriai, tai turbūt reiktų vis dėlto susipažinti nors truputį ir nekartot, ką kažkada rašė prieš 150 metų kai kurie vokiečių kritikai. Reikia daryti pažangą, reikia mokytis, stovėti negalima. Tai va, brangus tikintieji, atleiskite, kad
Mes turim kai kurios tokius prozaiškus dalykus aiškinti, bet jeigu Dievas duos, mes norime prieiti ir prie aukštesnių šventojo rašto aiškinimų formų. Mums svarbu pabrėžti, jog mes turime seniausių dokumentų, kurie liudija ano meto pirmųjų krikščionių tikėjimą. Ir tie dokumentai yra surinkti Naujajame testamente. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.